Sveiki visi, jūs kanale Meškutė ir šiandieną pagal jūsų visus prašymus aš darau dar vieną dalį Grow Garden. Tiek dalių Grow Garden jau buvo, bet kadangi jau visi prašė, tai darau dar vieną dalį. Taip gerai, va mūsų Robloxas ir einame Grow Garden. Taip gerai žaidžiam. Man tai žiauriai daug kas prašė pažaisti šitą žaidimą, tai dar kartą tai... Taip, ir aš dabar turiu 3 bilijonus ir 600 milijonų. Istorija, žodžiu, labai ilga. Man kažkoks žmogus tiesiog davė kažkokį retą daiktą, kuris kainavo žiauriai daug. Ir aš žiauriai daug pinigų gavau. Nu va, 3 milijonus su pusė. Tai va, taip, einam čia kažką, ko čia yra. Kas šitas daro? Ok, paimsim. Mutation spray. Ok, išbandysim. Aš dar niekada šito nebandžiau. Taip, einam į mūsų mėgstamiausią parduotuvėlę. Ir čia mes tikrai surasim kažką įdomaus. Tikiuosi. Nu, ką žinau, galim paimti, kad mano sodas būtų gražus labai. Man. Aš jau turiu 2 pipirus mano sode. Taip. Ir mano sodas jau atsinaujino žiauriai daug. O toksai, gražus sodas. Va, aš turiu pipirų čia. Mango turiu. Daug ką žodžių turiu. Kakavą turiu. Ir dar aš praplatinau savo sodą. Ir aš dar noriu praplatinti. Aš patikrinsiu galbūt, kad bus... mango. Kaip visada nieko įdomus vai. Mango gavom. Normaliai. Taip, gerai. Mums reikia pasodinti obuolį. Aš pasodinsiu obuolį. Dar kukurūzus prisodinsim. Dar ką čia galim pasodinti. Aš į kuprinę įsidėsiu to, ko man reikia. Spray, Pipirai, mangas. Sėklų daugiau neturim. Ok. Gerai, pipirai. Pasodinsim čia pipirus. O ką su šitu daryti, aš neįsivaizduoju. Taip, gerai, man reikia... Taip. Einam pažiūrėti, einam į kitus pataisim kitus sodus, dabar patikrinim šitą pardę. Pardę, ok. Kaip visada nieko įdomaus. Gerai, einam tą sodą, jis kažkoks man įdomus. Tas sodas kažkoks įdomus. Jis turi būdą spalvotą? Spalvotą burningo būdą? Ne. Kiek jis kainuot? Aš jau pati paslinksiu. Davai. Pasislink. Burning būdą. Ne. Kas čia per auksinis dalykėlis? Tik už minutę su pusę beveik. Vandenuku. Pagaliau.
Ko mes turim? Nieko įdomus, kaip visada neturim. Kodėl tik neįdomus mes turim? Einu pasitart su pardavėju. Pardavėjai, kodėl tu niekada neužveži gerų šitų sėklų? Nes kiekvienas geras sėklas žiauriai sunku išgauti ir žiauriai yra tai, kas išgauna. O vat kaip tu manai, kaip tu išgautum ir kur tu išgautum, tas yra tas ir geras sėklas, kaip tu manai. Nu tai ką žinau, iškaskit kažkur, suraskit, čiagi parduotuvė, čia viskas visada turėtų būti. Panelyte, čia ne parduotuvė, čia yra turgus. Ir prašyčiau neįrodinėti, pas mus ne kiekvieną dieną būna retų sėklų. Nu tai, ką žinau, mes parduodam tavo draugui ir tas draugas gali kažkaip tai tas sėklas išimti. Ko tu dabar neišrinkiniai? Čia ką, kokį tu čia darbą iš vis darai, nesuprantu, tik pinigus iš mūsų ėmė. Šiaip tai, nu taip, aš paimu tuos pinigus, bet aš atiduodu geras sėklas, iškrūžau kilną ir parduodu dar brangiau. Einu su tavo draugu pasitarti. Ei, pardavėjau, sveiks, tavo draugas labai tingi, jis niekada neužveža gerų prekių ir gerų sėklų. Tai nes tas sėklas žiauriai sunku išgauti, jos žiauriai retos. Jis man grinai tą patį sakė. Tai nes tai tiesa ir panelytę prašau nesiginčyti. Žinok, aš toj policijai paskūsiu, ką tu su savo draugu darai. Jeigu jums kažkas nepatinka, eikite į kitą turgų. Žinok, užknisa. Tu labai užknisi, pardavėjau. Žodžiu, aš nesuprantu, kodėl tu visada... Tugi gali kažkaip tai išrūšiuoti sėklas iš to, kurias mes parduodam. Tu ką žiauriai, tu kažkoks tai tingus, kaip Lietuvos pašto darbuotojas kažkoks. Jeigu jums kažkas nepatinka, eikite kitur. Žodžiu, einu iš čia. Taip gerai, gal nusiramino? Nu? Jeigu jums kažkas nepatinka, išeikite. Nu, o ką man dabar išeit? Galite neišeiti, nusipirkti pas mus morkų ir braškų. Tai nenoriu išpirkti tavo tų morkų, braškių. Kam man jūs reikalingos iš vis? Aš noriu normalių sėklų. Pavyzdžiui, mango, pipirų, kakava, dar visokie tai tokie, nu supranti. Pavyzdžiui, burning budas, kakava, nu kažkas tokio. Panelytė ir žiauriai sunku išgauti. Aš žodžiu užknisi tu man, ate. Užkniso man tie darbuotojai, nu jie iš vis. Ko jie turi, nu... O už minutės bent normalu kažkas bus. Nu, už minutės bus burning budas, kakava, pipirai ir dar visokių įdomių gerų retų dalykų. O, va čia tai gerai, lauksiu. Sakė, kad bus burning budas, dar visokie tokie, pavyzdžiui, pipiras bus kakava bus, dar visokie bus faini. Ir jis sakė man dar neišeiti. Ir tikrai tai bus. Būtent dabar, kai atsinaujins, to aš einu pasitikslint. O vat būtent dabar, kada atsinaujins šitą parduotuvę už minutės... Taip, viskas bus, mes nemeluojam. Yes! Pagaliau gerai, lauksiu. Jis tai manęs neapgaus. Va. Einam. Taip, jis sakė, bus burning budas. Dar visokie faini daikčiukai, pažiūrim. Nu, obuolys, nežinau. Alio, tu ko mane apgavai? Aš apgau specialiai, nes tu man jų užknisai, žinok. O vat kas čia per klientų aptarnavimas, nesuprantu.
Tu čia kas čia savo? Kažkoks tai bosas? Ne. Vat tuoj aš atimsiu iš tavęs, bet pinigus visus, supratai? Mes pasiskusim policiją. Žiūrėk, va tuoj aš tau sugriausiu va šitą parduotuvėlę tavo, kaip čia. Va, matai, aš jau šokinėjau ant tavo šitos būdos. Čia aš policiją iškviesiu, ant viso gero. Taip gerai, tai aš manau, kad šitai daliai jau užtenka. Rašykite komentaruose, ar jūs norėtumėte dar vienos dalies Grow a Garden. Ir tikiuosi, kad jums visi šitie epizodai su Grow a Garden labai patinka ir žiūrėsite toliau ir toliau. Žodžiu, su jumis buvau aš, Meškutė, Mėta. Viso gero!